Sveiki draugai, naujas video, galvojau net nefilmuot, o viską daryti už kadro, bet noriu pasidalinti su jumis tam tikrom savo žiniom, nežinau ar jos bus tikros ar netikros, tai pažiūrėsim per video. Čia yra Xbox'as, kur ne per seniausiai mes jį buvom pasijungę, kur figuravo tokiam video, kur buvau pajungęs vairą ir važinėjausi su traktoriu. Tai prisiminiau, kad kažkur tais turėjau aš tą žaidimą su tuo traktorium, kur norėjau tokiai fermai pasivažinėti, kur jau ūkininkauti reikia. Tai pradėjau ieškotis aš to kietojo disko ir pagaliau radau tą kietąjį diską, kuriame galbūt ir yra tas žaidimas Farming Simulator. Bet vėliau paaiškėjo, kad čia ta pati versija, tik tais tiesiog čia ar tai seivas likęs ar kažkas tai tokio. Tai aš norėjau jį prisijungti ir kažkas man atsitiko. Ne man, o Xbox'ui. Tai vat noriu pasidalinti šitą informaciją. Nuėmiau vairą ir dabar tada norėčiau tą kietąjį diską įstatyti į šitą Xbox'ą. Va. Nes šitam Xbox'ai jo ir nebuvo tada, kai rodžiau tą video. Tai buvau paėmęs visai iš kito Xbox'o tą hardą, o šį kartą paėmiau dar iš kito Xbox'o. Čia bet be užrašo yra, nėra parašyta jo talpa. Praeitą kartą buvo 250. Tai tada susijunkim ir tuoj patikrinsim. Sujungiau laidus, prijungiau monitorių, tai yra televizorių ir užveskim. Noriu pasileisti tą žaidimą, kur ieškojaus. Va, šitie yra simuliatoriai, tai visgi va šitam turi būti tas pats žaidimas, tai jį paleiskim. Ir dar kartelį, ok. Nu, šį kartą startavo. Tuoj pasileis. Taip, spaudžiam start. Pasirinkim, tarkim, šitą. Va, seivas kažkoks yra likęs. Ir štai užlūžo. Užlūžo ir pasileido vat raudono lemputė. Ir raudono, kaip sakiau, išmetė klaidą, tai pasitikrinkim, kokia čia yra klaida. Laikom šitą ir spaudžiam taip 0, 0, 2, 3. Va, tai nei iš šio, nei iš to žaidi ir pokšt išmetė klaidą. Tai vat, norėčiau pabandyti pataisyti, jeigu pavyks, tai pavyks, jeigu ne, tai ne. Tai sekantis etapas, kągi darysim, tai tada aš jį išsiardau, kad neužlaikytai pagreitinsim video. Nu, plokštę jau ištraukiau. Tai vat, tas 0.2.3 dažnai būna, tai lyg ir programinė įranga, tai galbūt ir procas atšokęs. Va, čia kur praeitą kartą aš lyg ir padaręs RGH3 ir atidėjęs iš šono, lyg ir viskas buvo ok. Tik išlinda būtent su tuo hardu. Čia dar matau, kad yra postfix adapteris, bet čia yra Trinity. Trinity nereikia postfix adapterio. Tai greičiausiai ten kažkur tais yra nutrūkęs takelis ar kažkas tai tokio. Tai va, dabar dar apie šitą gedimą, ne 0.0.2.3. Dažnai būna gedimas, va štai tie du kondensatoriukai. Būna ant koronos vienas kondensatoriukas, o čia va štai du. Tai
juos reikėtų pakeisti, pažiūrėti, kas gausis. Kągi rašo ant jų, kokie čia nominalai. Turbūt jie visi vienodi. Ne. Taip, ką ant jų rašo? 820. Taip apačioj parašyta. Va, 820. Tai norėčiau aš juos išsilyti. Va, čia kažkas dar buvo. Iki manęs, kaip sakant, kažkas taisyta. Tai gal dar vieno reikia kondensatoriaus tiesiog. Tai reikėtų pirmą išsilituoti ir pasižiūrėti, kokie jų parametrai, ar atitinka, kas parašyta ant jų. Nuėmiau aušintuvą, tai štai čia tie 3 kondensatoriai, apverskim kitą pusę ir yra va štai šitoje vietoje tie 3 kondensatoriai. Man reikėtų plokštę truputėlį pasikelt, dabar sekantis žingsnis, tada reikėtų užsitepti pastos ant visų 3 taškų. Ir tada užlituoti lengvai besilydančio lydmetalio. Va, nenori eiti, labai sunkiai. Taip, ir tada paimsiu feną ir pabandysim jį pakaitinti. Šiaip ne taip išsilitavo. Štai išlitavau. Tai galim sulituoti naujus. Turiu naujų. Yra štai 820 ant 2,5 volto. Tai gal prieš lituojant turbūt dar pasimatuokim jų nominalus su testeriu. Pabandykim įsidėti, kokis čia yra, netelpa kojytės. Kažkaip reikėtų čia įstatyti. Lyg ir užsifiksavo, tai tada įjunkim ir paspauskim, kad protestuotų. Va, ką iš čia rašo, 422, kažkokį diodą mato, iš vis net ne kondensatorių. Galbūt čia kojelės purvinas dar, reikėtų įstatyti per naują. Pabandykim dar kartelį. Kažkokias grybus rodo. Pabandykim kitą. Galbūt čia kojas oksidavėsi. Štai, pabandom dar kartelį. Va, čia jau panašiau. ESR 0,23. Tai galim tada šitą tikrai įdėti ir tą atidėkim į šoną ir paimkim kitą. Taip. Ką dabar rodys? Išjunkim, įjunkim. Nu va, irgi gerai, lygiai taip pat, tai tada šitos abudu kondensatorius susilituoju ir tuoj pratęsim.
Nu, va, galima nukarpyti kojytis dabar. Apsivalyti su spiritėliu ir galima bus pasibandyti. Beje, pamačiau čia litavimo, kad yra išdeginta va štai šitoje vietoje. Va. Matot, tai prisiminiau video prieš tai darytą, kur buvo su storu lituokliu daryta. Va čia va viskas va bandyta man prilituoti, nepavyko, matau. Tai todėl ir padariau postfix adapterį. Va, tai čia buvo kondensatoriai tokie išdeginti. Tai galbūt ir šitie dar yra blogi, va šitą eilė galbūt. Tai dabar va pakeitėm šitos du. Žinoma, reikėtų patikrinti jų nominalus irgi ant to testeriuko. Ir tada galbūt ir iš šitų yra kažkuris negeras. Tuoj surenkam ir testuosim. Šitos du, kurį litavau raudonus, tai jie buvo geri. Pamatavau prieš lituojant. O dabar šitie du išlituoti mėlyni. Tai reikėtų juos pasitikrinti. Ką jie sako. Trumpos kojytės reikėtų pamatuoti. Va, 840 ir 29 ohmai. Tai šitas kondensatorius yra geras, kurį išlitavom. Ir antras iš tos pačios vietos išlituotas. Irgi geras, matot. ESR gerai. Tai va, šitie abudu geri. Tai būtent taip ir gavosi, kad išlitavus, prijungus ir vis vien išmetė klaidą 0,023. Tie kondensatoriai nepadėjo. Bet, kaip matėm, man parenkant naujus, kur atėjo iš maišelyje, iš AliExpress. Štai 10 vienetų. 820 mikrofaradų. Tai va šitie yra blogi. 4 blogi iš 10. Tai čia va raudoni. Nieko gero. Tai va, sekantis etapas tada. Išsilitavau šituos visus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 išsilitavau ir juos taip pat reiktų patikrinti su testeriu, ką jis sakys. Tai tuoj patikrinkim. Kaip matome, visi išlituoti 7 kondensatoriai yra blogi. Ir jie visi yra būtent raudoni. Štai.
Tai vat, grįžtam prie plokštės. Kaip matom, šitie 7 blogi. Tai mums reikia tada gauti 7 gerus. Turim 2 gerus mėlynus. Ir dar turime maišelėje likusius 4 gerus raudoni. Tačiau kažkur tais aš turiu dar maišelėje, kur tuoj paieškosiu, kur buvau pradėjęs daryti rebol ir esu išsilitavęs. Tai čia irgi keletą yra, bet nežinau, kokie čia jų nominalai. Pasižiūrėkim. Čia yra 820 ir 330. 330 netinka. Tai reikia dar paieškoti kitokių. 820. 820, taip. Bet čia jau spalva yra tokia rožinė. Tai reikia patikrinti, kaip šitie rodo ant testerio. Štai rodo, kad ESR 0,28 ohmo ir talpa kaip ir pusė velnio 770 mikrofaradų. Tai visus kitus patikrinsiu už kadro, bet man jau dabar matosi, kad jie yra geros kokybės. Bent jau iš praktikos man taip ir būdavo. Tai jeigu kažkada pirktumėtės savo kondensatorių šitokių, tai visada naudokit būtent štai tokio tipo. Arba rožinį, arba mėlyną. Tai va šitie yra geri. O raudonų tai nepirkit. Nu, čia jeigu turit pasirinkimo, tai darykit būtent taip. Šitas yra blogas, o šitie va du yra geri. Tai tada atrinksiu iš šitų pagal talpą ir susilituosim štai juos čia. Tai tuoj grįšiu. Gavosi va štai taip. Visi 820. Taip. Rožiniai tokie. Ir štai tie du raudoni. Nu ką, time to test. Ar pavyko, ar nepavyko pataisyti. Beje, dar vienas dalykėlis prieš surenkant, reikėtų pasižiūrėti, ar kažkas netrumpina. Ta prasme, ar aš gerai sulitavau, gal kažkur tais liko koks kleckas. Tai apverskim antrą pusę ir patikrinkim. Paimkim testerį ant skambučio. Žiūrėkim atidžiai dabar. Sujungus kiek rodo 0 ir dabar mūsų kondensatoriai. Tai pradėkim nuo pirmo. Rodo kiaurą, taip, bet tai yra ne kiauras. Yra 0,4. Sujungus 0 yra, taip. Toliau. Lygiai taip pat 4. 4. 4. Va, čia kiauras. Ne kiauras. Čia 0,23. Taip, sekantis, jeigu čia, va, štai čia šitie 2, kur raudoni 0,4 ir čia 0,4. Tai va, reikia stebėti atidžiai šitos dalykus. Ne tik skambutis, kad yra, matot, 0,4. Čia yra procesoriaus maitinimas, va šitoje vietoje, procesoriaus maitinimas. Tai va, neturi būti grinai kiauro. Gerai, bandom toliau. Na ką, paleidinėjom. Konsolė startavo. Tai dabar mums reikia sulaukti to pačio gedimo,
kad paraudonuotų, ar startuos iš hardo. Hardas pajungtas tas pats, startavo. Štai be. Tuoj pasižiūrim, ar susinchronizuos visus. Ir jis iš karto čia užlūždavo. Taip, galima galbūt žaidimą pasileisti. Gerai būtų tą patį. Tik aš neatsimenu vis, kaip tada mes darėm. Kur tas žaidimas mano reikalingas, a? Gal sukurkim naują? Nu, tebūnie playerą. Kuris norėtumėt būt? Šitas? Na, gerai. Unused, nėra save game. O kurį aš čia naudoju? Šito važiavom, tai? Kukurūzai, korn. Na, pažiūrim, kaip tas popkornas. Bet čia kažkaip ne tas, gal čia ne šitas žaidimas, kur minėjau. Taip, press A. Nu, strikt pastrikt, kur tie kukurūzai. Koks ten Stepheno Kingo? Vaikai iš kukurūzų, kaip ten? A kur kėderis jau? Suknėsi. Kaip? Reikia prisikabinti šitą. Prisikabinam, tai? O, ne tą mygtuką. Kas čia paspaudžia? Aiva rašo, kaip ten Volt Addition Functions. Čia su viena ranka gan sunkiai yra. Turiu šitą laikyti ir X-ą. Va. Ir dabar važiuojam. Ne į tą pusę. Važiuojam dabar. Ei. Aš nejungiau nieko. Priekabą dar prikabinti reikia. Taip, A raidė, taip. Prisikabinau. Triubą dar pakelt reikia. A kaip triubą pakelt, šito laikom. Ir pipe out, Y. Aha. Taip. Turn on. O ką, kitą pusę?
Honk, nu papypinkim. Pagal viską turėtų važiuoti, pasižiūrėkim, ar jama. Ne jama, kažkas neįjungta čia turbūt. Priekabą pamečiu. Nematau, kažkokio mygtuko trūksta. Čia pas mane jau ir sutemo, kol aš aiškinausi. Tai reikėtų jau lempas įsijungti kažkokias. Va. Y. O. Toliau. B raidė. Nu, pabandom B. O. Taip, toliau šitas. Unfold corn header. A. O. Atsidaro kėderis. Pasižiūrėkim, kaip čia atrodo. Va, taip turi atrodyti. Kukurūzų vaikai, man atrodo, vadinasi šitas. Nu, bandom, jau naktis. Pažiūrim, ar pavažiuosim mes čia. Jama, taip. Jama, nevažiuok per greitai, sako, nes per seną tačką. Bandom per naują. Po biškiuką pagazuosim. Seną. Vėl per greitai. Čia iki ryto gal nuskusiu kaip nors. Reikia pažiūrėti, ar ten krenta kas nors. Krenta. Sako, neliek. Na, kiti va į parduotuvės važiuoja, o aš dirbu. Taip, kuris čia pakelti yra šitas, numetė, prikabino. Reiktų kažkaip pakelt dabar į šitas ir turn on. Suvinio dabar reikia turbūt. Nu, vienu žodžiu, kol kas dar nepakybo, tai tikėkime, kad čia tas ir padėjo tie kondensatorių perlitavimai. Va. Tie du ne prie ko buvo, o ten tie buvo prie ko. Išjungsiu garsą. Tai vat, tai čia reiškia yra dar vienas gedimas iš to remonto, kur buvo katė maiše. Surinkau už kadro ir dabar galim pilnai dar kartą pasijungti ir protestuoti. Ne tą paspaudžiau. Nu, nežinau. Gal ir pataisim kondensatorių krūvelę.
litavimo. Bet tas 0023 gali būti ir kitoks. Oi, ne tam. Ką aš čia dabar darau? Tai va, paleidau, kad jis važiuotų automatiškai. Tai nežinia, kokia čia situacija yra su šituo gedimu, ar aš jį pataisiau ar ne. Va, jis pats čia viską dabar daro, paleidė ir gali duoti, apsisuksis. Tai kai būna daugiau visokiausių darbininkų ar ne, tai vienam duodi vieną darbą, kitam kitą, trečią ir tada automatiškai visai kitką daro. Vakuva, dabar pabandykim perjungti į kitą userį, traktoriukas. Pradėkime ten važiuoti turbūt ir turbūt automatiškai galbūt leis. Ai, ne, nėra paleistas darbas, tai reikėtų jam kažkokį ten darbą paleisti. Va, kultivuoti turbūt reikėtų iš šitam važiuoti. Prisikabinti reikėtų. Kuris ten prisikabina, A raidė turbūt. Ar X? Ne, išlipo X. Zoom map. Įlipo. Inventorius. Na tai ką žinau, lyg ir pasitaisė, gal ir ne. Gal dar ir procesoriuje kažkas atšokę yra. Tai reikėtų dar ilgiau pratestuoti ir tada man išlys, ar tas gedimas. Tai tiek šiam kartui tada. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių kartų. Ate.